dabar jau svarbu atleisti ir atsiprašyti, kad galėtumėte išlaisvinti savo sielas. Atsiprašyti ar atleisti už tai, ką esame padarę negero, ar kiti yra padarę. Mums kažką negero per visus gyvenimus, o taip pat išlaisvinti sielas, kurios yra sujungtos su jumis tokiais ryšiais per visus gyvenimus. Tokių ryšių turime kiekvienas ir labai daug. Sielos būna tarsi aplipusios tokiamis jungtimis, panašiai lyg tai būtų kažkas panašaus į sukietėjusios kramtomosios gumos kamuoliukus. Jų būna tiek daug, kad kartais nesimato sielų šviesos. Jie taip stipriai prilipę, kad tas jungtis labai sunku pašalinti, išalinti. Be meilės tai lyg kartu su tuo kamuoliuku atsiplėštų ir jūsų sielos dalelė tai skausminga. Tai yra sielos fragmentai, kurie jums nepriklauso, tačiau jie veikia jūs kiekvieną dieną. Todėl labai svarbu, norint paleisti tokius ryšius, kai kviesti aukštesnių sferų pagalbą, pakylėtojų meistrų, arkangelų, angelų, meilės ir šviesos būtybių. Ir taip pat svarbu paleisti su meile, be jokių nuoskaudų, be pykčių. Tiesiog atleisti ar atsiprašyti iš širdies.